Gegužės 4-ąją Vilniuje apsilankė Baltarusijos operos ir baleto teatras, parodęs 2 spektaklius, pastatytus pagal Karlo Orfo Karminą Buraną bei Bizės Ščedrino Karmen siūtą muziką. Daug žmonių, daug triukšmo, daug dekoracijos, nebuvo tik tai šokio. Labai įdomi choreografinė bent jau sprendimo variacija, dėl to, kad mūsų lietuviškas baletas, ko gero, yra labai tradiciškas ir mes pratę prie tokio, o štai šitas variantas yra visiškai netikėtas, bent jau man. Nenorėčiau suvesti tai viską į skonį, bet man tai yra tiek muzika visiškai neskoninga, tiek kostiumai, tiek dekoracijos yra visiškai niekas neskoninga, man visiškai nepatiko. Aš sakyčiau, kad nuostabu, mes tiesiog buvom visi užhipnotizuoti, tiesiog vienu ypu priėmėm kaip vieną gurkšnį labai modernaus, labai puikiai atlikto meno. Tai yra labai pavėlavęs susitikimas. Šitas sutikimas turėjo vykti mažiausiai prieš 10 metų. Manyčiau, muzika ir scenovaizdis buvo labai harmoningi. Tame matau ir teigiama, ir tokia neigiama pusė. O būtent neigiama, kad man abiejose spektakliuose trūko stiliaus subtilumo. Tai tokia grubi interpretacija tiek muzikinių požiūrių, tiek choreografijos požiūrių. Aš pirmą kartą tikriausiai mačiau scenoje gyvai tokį jėgos baletą. Vis tik mes matyti ne pačius geriausius laikus gyvenančią trupę arba ne pačios geriausios sudėties, sunku pasakyti. Ypatingai tiesiog tokie nelabai gracingi, šiek tiek apkiautė buvo, netgi vyrukai, jau nebelabai kokios formos. O muzikinių požiūrių man trūko Orfo muzikoje to neoklasicizmo stiliaus pajautimo tikslesnio, jau pati savoka neoklasicizmas byloja apie kažką gryno, švaraus, čia šito nebuvo. Kartuoju, kad visą tai vis tik tai gerokai senstelėje, bet kokiu atveju tai malonu matyti baltarusių baletą čia. O jeigu kalbėti apie mano tokią nuomonę apie bendriau, tai yra puikus, reiškia, toksai projektas, labai organiškas, yra tokia pompastiška, reiškia, muzika, pompastiškas toksai, reiškia, monumentalus pastatymas ir viskas labai organiškai išbaigta ir visiškai toks variantas būtų priimtinas. Jeigu vertinti atskirai tik tai muzikinį atlikimą, tai manau, kad tai yra pakankamai aukštas lygis, tačiau yra daug ir spragų ir interpretacinių turbūt iš muzikinės pusės ir, galbūt, aišku, solistų truputį trūkumai. Jau žiūrovai pasakė nuomonę, kad tai yra labai aukšto lygio baletas mūsų kaimyninėj šaly. Kokių spektaklių prašė, tokius ir atvežėm.